Ir Dovilė Dambrauskaitė. Į konkursą jos atvyko iš Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos. Jų vadovė Natalija Rogožienė. Girdėsite Benjamino Gorbulskio dainą "Šypsosi baltos sodybos". Klarnetu pritars Angelina Purytė, gitara Antonas Žolnerovičius, prie fortepijono vadovė. Šviečia sodybos gaivių naujumu, kantriai motulė žemę purena, rytmetį prie namų. Šypsosi baltos sodybos, linksta prie žemės galva, motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Mėlynas žiedas skleidžias darželį, skleidžias motulės vaikų akyse. Laisto palaisto motinos žemę, ryto gaivi rasa. Šypsosi baltos sodybos, linksta prie žemės galva. Motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Šypsosi baltos sodybos, linksta prie žemės galva. Motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Motulė gėlę sodina ir žydi visa Lietuva. Taip iš tiesų Lietuva žydi, nes čia auga tokios gražios mergaitės, lietuvaitės. Čia ir jūsų suknelės tokios nuostabios, turbūt daugiau galėtumėt kažką apie jas pasakyti? Na, iš tikrųjų, šitos suknelės yra paimtos iš mūsų mokyklos ir mes norėtume labai padėkoti mūsų mokyklai, kad rūpinasi mumis, taip pat mūsų mokytojams, kurios ruošia mus ir visiems norim padėkoti tikrai. Nesijaudinkit, taip, mes ir dėkojam Dainų dainelei, kad jūs esate čia. O užaugusios, ar dainuosite? Manau, kad tikrai dainuosiu. Nepamiršime šito. Jūs kaip moksleivės, kurios dainuojate, kurios pateko čia į televizijos konkursą, ką jūs manote apie Dainų dainelę, apie šį konkursą? Tai yra labai graži tradicija ir ji vyksta jau 40 metų ir iš tikrųjų tai yra labai gerai ir mes tikrai tikimės, kad galbūt ir mūsų vaikai dalyvaus joje. Tai daug vaikų jums linkime. O jetau, kaip gerai čia taip. Net nebejoju, kad Dainų dainelėje dainuos ne tik mūsų vaikai, bet ir vaikų vaikai. O savo sukurtą dainą Dainų dainelės konkursą